Tai yra praktinis pratimas skirtas aktyviam protui, intensyviam mintėjimui raminti. Šios meditacijos metu vyraujančios energijos susideda tik iš 100 dalių dieviškosios arba visatiškosios meilės ir šviesos. Ši energija globos ir saugos mus abu bei meditacinį kanalą visos šios meditacijos metu. Meditacijos metu nevairuok ir nedirbk jokių darbų reikalaujančių susikaupimo. Pasistenk patalpoje būti vienas. Išjunk garsą skleidžiančius prietaisus. Susirask tylų kampelį, kur tavęs niekas netrikdytų kurį laiką. Atsisėsk patogioje kėdėje tiesia nugara. Pakvėpuok. Ramiai, laisvai ir tolygiai įkvėpk ir iškvėpk. Ir taip keletą kartų. Atpalaiduok kūną, ypač pilvo sritį ir veidą, žandikaulius. Ir tuomet nukreipk dėmesį vidun. Ir neišvengiamai pas tave ateina mintis. Gal tik viena, o gal ir daugiau, viena po kitos. Bet tu laisvai, ramiai ir tolygiai įkvėpk ir iškvėpk. Kvėpuok ramiai ir atsipalaidavęs. Nebūtina kovoti su mintimis, norint jas nutildyti, arba kažkaip priverstinai jas stabdyti, nes tai darydama sukelsi prote įtampą. Ir kaip tuomet galėsi nutildyti protą, kurdamas vis didesnę įtampą? Šis mintėjimo pažabojimo pratimas yra paprastas. Jis remiasi žinojimu, kad už visų išorinių gerekimybių glūdi pamatinė, gilesnė realybė. Pavyzdžiui, mūsų fizinėme kūne už regimo paviršiaus, tai yra odos, egzistuoja organai ir kaulai. Kaulai ir organai yra sukurti iš ląstelių. Ląstelės yra sukurtos iš molekulių. Molekulės yra sukurtos iš atomų. Atomai yra tarsi miniatiūrinės Saulės sistemos, su apie jų šerdį orbita skriejančiais elektronais. Tačiau tarp elektronų ir šerdės egzistuoja tuščia erdvė. Tad, jeigu leisiesi vis giliau ir giliau už išorinių regimybių, galiausiai pamatysi pasiekęs tuštumą. Ten tuščia. Ten nieko nėra. Jokių elektronų, jokių neutronų, jokių protonų, jokių molekulių, nėra jokių dalykų. Įsivaizduok, kaip leidėsi vis gilyn, sluoksnis po sluoksnio skverbiesi per kūno materiją, kol galiausiai atsiduri tuštumoje, kur nieko nėra. Įkvėpk ir ramiai iškvėpk, giliai ir tolygiai. Įsivaizduok, kad esi toje tuštumoje. Pajusk ją. Naudokis bet kokiais vaizdiniais, galbūt ir šiuo, kurį ką tik daviau. O galbūt gali įsivaizduoti tekančią upę, nuolatos tekančią upę. Tačiau net ir šiame nuolatinėme tekėjime tarp vandens molekulių egzistuoja tuščia erdvė. Už vandens tėkmės egzistuoja tyla, kuri sukuria pagrindą tekėjimui. Nes judėjimas visada yra atžvilgiu kažko, kas nejuda. To nejudančio kažko nėra su kuo palyginti. Tavo juslės negali jo aptikti. Bet koks judėjimas yra įmanomas tik todėl, kad egzistuoja ramybės fonas. Jei tau priimtina, toliau įsivaizduok upę. Nukreipk savo meditaciją į šią upę. Ramiai, laisvai ir tolygiai įkvėpk ir iškvėpk. Tuomet į atėjusią mintį pažvelk, kaip į verpetą upėje. Ramiai, laisvai ir tolygiai įkvėpk ir iškvėpk.
ir toliau įsivaizduok tekančią upę. Labai sraunę arba lėtesnę, tokią, kokia iškyla tavo vaizduotėje. Įkvėpk ir su iškvėpimu pradėk lėtai bristi į šią upę. Dabar upėje susidarantys verpetai priartėja prie tavęs. Pasiekia šlaunis, klubus, pilvą. Tu brendi vis giliau, brendi tiesiai į verpetą. Jis tave apgobia, bet tu nepasilieki jame. Tu neplauki su juo upe. Tu trumpam susilieji su to verpetu ir pereini tiesiai per jį. Pereini kiaurai. Pereini ir patenki į kitą verpeto pusę. O kitoje verpeto pusėje yra jo tylioji pusė, nes tu matei sraunėje jo pusę anapus. Išėjai į kitą verpeto pusę ir pasiekiai tylą. Mintis, kuri ateina pas tave, yra tarsi tas verpetas. Sraunus, putojantis. Bet kai įžengi į jį ir pereini į kitą jo pusę, ten randi tylą. Kai tau ateina mintis, nesiek su ją kovoti ir neplauk tolyn su ją. Eik tiesiai į ją. Pereik ją kiaurai ir žiūrėk, kas yra už jos. To pasekoje gali ateiti kita mintis. Įkvėpk ir iškvėpk. Ir su iškvėpimu eik tiesiai į ją. Eik per ją. Pažvelk, kas už jos slypi. Jei iškils dar kita mintis, vėl eik į ją. Eik per ją. Pažvelk, kas už jos. Praleisdamas laiko tyloje ir praktikuodamas šį perėjimą kiaurai per mintį į kitą jos pusę, į tylėją jos pusę, galiausiai pasieksi tam tikrą tylos lygį. Jei šis pratimas tau atsišaukia, tau patiko ir norisi jį praktikuoti, daryk tai kiekvieną dieną po 15 minučių. Ir tu pasieksi momentą, kuomet galėsi greitai įeiti į tylą ir patirti, kad giliau, už minčių srauto, egzistuoja tyla. Egzistuoja esatis, sudaranti tavo tapatumo jausmą, tavo buvimo jausmą, tavo pojūtį, aš esu. Ir tik dėl to, kad turi šį aš esu pojūtį, gali turėti mintis, kurios teka per tavo protą, per tavo esybę. Leisdamasis už visų minčių, visų jausmų, visų prote egzistuojančių jutimų, gali pasiekti tą buvimo vietą, kuri yra tavo aš esu pojūčio širdis. Pasiekę šią tylą, pabūk joje. Nieko nenorėk, nieko neprašyk, nieko nemelsk, nieko neplanuok, jokių atsakymų nelauk, jokių pokyčių. Tiesiog pabūk ir pasimėgauk šiuo aš esu pojūčiu. Ramybė. Tyla. Pasitenkink vien aš esu patyrimu. Ir kai pajausi, kad atėjo laikas judėti toliau, švelniai sugrįžk į įprastinę sąmonės būseną. Pajusk kūną ramiai sėdinti kėdėje. Pajudink rankas ir kojas. Atsigerk vandens. Būtinai padėkok savo už šį darbą. Padėkok už pagalbą savo aukštesniesiems aspektams ir energijoms, kurios lydėjo šio proceso metu. Gali užsirašyti savo potyrius, mintis po meditacijos. Ir gali eiti ir užsiimti savo kasdieniais reikalais.
nesitikėdamas, neprašydamas ir nieko nereikalaudamas. Bet būsi nustebintas, kaip kontaktas su savaja esatimi gali tapti katalizatoriumi, atnešančiu naujas mintis, naujas perspektyvas, naujas idėjas į tavo išorinį protą, kurios leis pasinerti į kūrybinę tėkmę ir atnešti naujus sprendimus ir naujas perspektyvas. Kuomet mintys ir žodžiai tekės iš gilesnio lygmens ir bus daugiau nei žodžiai, ateinantis iš žemiškojo proto, jie gilesnių lygmenių palies žmonės supančius apie tave, nes jie palies žmonių širdis ir padės jiems pažvelgti giliau.